Projekto Kviečiu šokti pažadinta aistra dalyviai išgyvena pilną emocijų spektrą. Vieną savaitę juos lydi nusivylimai, kitą pakilimai. Tačiau Katažina su Dainiumi yra išimtis. Kiekvieną sekmadienį ši pora kyla vis aukščiau ir aukščiau. Kur šios poros sėkmė? Vieni svarsto gal tarp jų romanas, kiti, kad Katažinoje pabudo neatrasta šokėja. Tačiau poros choreografas Mantas Svirskys sako, kad priežastis paprasta – juodas, kruvinas darbas. Jie yra darboholikai, nes pas juos rytoj arba poryt nėra. Pas juos turi būti šiandien ir dabar. Kiek kartų griūna, kiek kartų su mėlynėm, kiek kartų, bet stoja, daro, griūna, bet vis tiek daro, aš padarysiu. Ir padaro. Supratau, kad man labai reikia daug stengtis ir dirbti, kad pasiekčiau tą rezultatą, kurio aš šiaip tikėjausi iš savęs. Todėl šiuo metu mes kartais netgi po 8 valandas praleidžiam šokių salėje. Dainius irgi toks pat žmogus ir tuo atžvilgiu mums labai pasisekė. Kaip tik mūsų paravo. Mano požiūris į darbą yra rimtas. Visiškai netaupau laiko tam, kad pasiruošt gerai, visiškai netaupau prakaito. Man atrodo, kad turbūt vien dėl to ir dėl mūsų pastangų ir mūsų darbo įdėto kiekio mus taip ir įvertina.